Labas vakaras, mėly DRT žiūrovai. Po pertraukos į ekraną vėl sugrįžta laida su knyga, kurioje jums bus pristatomos įvairių leidyklų naujienos. Kaip ir iki šiol, laidos pabaigoje jūsų laukia konkursas, kuriame galėsite laimėti vieną mūsų laidoje pristatytų knygų. Tai reikia atidžiai klausytis ir atsakyti laidos pabaigoje užduotą klausimą. Knygų apžvalgą šį kartą pradėsiu nuo Vagos leidykloje išleistos Neilo Geimano knygos Anansio vaikai. Neilas Geimanas yra fantastinių romanų, apysakų, poemų, komiksų ir filmų scenarijų autorius, pelnęs ne vieną literatūrinį apdovanojimą ir skaitytojų simpatijas. Lietuvių skaitytojams šis autorius jau pažįstamas iš fantastinių romanų Amerikos dievai, Žvaigždžių dulkės, Korolaina ir Kapinių knyga. Romanas Anansio vaikai Jungtinėse Amerikos valstijose pateko į perkamiausių knygų sąrašus ir buvo apdovanotas ne vieną premiją. Šio romano pasakojimas prasideda labai paprastai. Storulis Čarlis Nansis, drovus finansininkas, nykes dieneles stumiantis eilinėje Londono kontoroje. Jam gerai sekasi su skaičiais, bet prastai su merginomis. Aplinkiniai jo nepastebi, o viršininkas negailestingai išnaudoja. Atrodo nieko ypatingo, tačiau storulio Čarlio gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai vieną vakarą dainuodamas karaokės scenoje miršta jo tėvas, senasis Nansis. Čarlis nustemba sužinojęs, kad jo tėvas, voras Anansis, archetipinė karibų dievybė, maištinga dvasia, jaukianti socialinę santvarką, kurianti gerybės tiesiog iš giedro dangaus ir negailestingai erzinanti priešus. Pagaliau storulio Čarlio gyvenimas tampa kur kas įdomesnis ir kur kas pavojingesnis. Jis sutinka niekada nematytą savo brolį, šaunų, šmaikštų, žavų, kaip tik tokį, koks visada svajojo būti storulis Čarlis. Kartu su brolio pasirodymu ima megztis keistas ir paslaptingas, juokingas ir įpainiojantis pasakojimo voratinklis. Romano Anansio vaikai autorius Neilas Geimanas gimė Didžiojoje Britanijoje. Šiuo metu gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose ir pats save vadina Britu kosmopolitu, dievinančiu Amerikos kultūrą, bet nė dienos neapseinančiu be juodosios arbatos su pienu. Šioje istorijoje ir susipina angliškas humoras su amerikiečių kultūros elementais ir šis mišinys, skaitant knygą, priverčia ne kartą nusijuokti. Todėl šį romaną rekomenduoju visiems mėgstantiems paslaptis, fantastiką, humorą, na ir žinoma Neilą Geimaną. Romaną iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė, išleido leidykla Vaga. Kita pristatoma knyga Josepho O'Connoro Atpirkimo krioklys. Josephas O'Connoras yra šiuolaikinis airių rašytojas, parašęs daugiau nei 10 literatūrinėme pasaulyje itin vertinamų knygų išverstų į daugelį pasaulio kalbų. Lietuvių skaitytojai jau yra susipažinę su jo romanais Pardavėjas, Kaubojai ir indėnai bei Jūros žvaigždė. Atpirkimo krioklys, romano Jūros žvaigždė tęsinys, anot kritikų, vienas geriausių rašytojo kūrinių. Romano veiksmas rutuliojasi 1865 metais, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų pilietinio karo pabaiga. Prieš 18 metų laivas Jūros žvaigždė prisišvartavo Niujorko uoste. Tuo laivu atplaukusių keleivių duktė keliauja per nusiaubtą Ameriką ieškodama savo jaunesniojo brolio, kuris, kaip ir daugybė kitų to meto berniukų, buvo įtrauktas į pilietinio karo sūkurį. Jos kelionė bus reikšminga ne tik jai, bet ir daugeliui regis visiškai tarpusavyje nesusijusių žmonių. Tai yra įsimylėjusiam kartografui, gražuoliai poetei, maištingam banditui, buvusiai vergiai, pabėgėliui berniukui ir ūmaus būdo revoliucionieriui. Romanas Atpirkimo krioklys yra daugiasluoksnis pasakojimas apie karą, neapykantą, gailestingumą, apie gyvenimą svetimoje žemėje ir apie meilę, išbandomą didžiausiais kraštutinumais. Josephas O'Connoras šiame romane atskleidžia nepaprastą išradingumą, kuriant intriguojantį daugiasluoksnį ir pinklų siužetą. Atpirkimo krioklys yra romanas, mėgstantiems dinamišką epinį pasakojimą, kuriame netikėtai keičiasi siužeto linijos, atskleidžiama daugiasluoksnė reikšmių ir prasmių struktūra. Beje, verta paminėti, kad ši knyga yra vertingiausių 2009 metais lietuviškai išleistų užsienio šiuolaikinės literatūros knygų septintuke. Knygą išleido leidykla Mintis, iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chienienė. Trečiosios knygos autoriaus daugeliui pristatinėti turbūt net nereikia. Tai vienas skaitomiausių pasaulio rašytojų, gerai žinomas bestsellerių autorius Paulo Coelho. Visi jo romanai pelnė didžiulį populiarumą, o Alchemikas, Veronika ryžtasi mirti ir 11 minučių
tapo vienomis perkamiausių knygų visame pasaulyje. Romanas Alefas yra naujausias Paulo Coelho kūrinys ir jau 14 autoriaus knyga lietuvių kalba. Alefas yra įspūdinga kelionės į save istorija. Kaip ir pagrindinis skaitytojų pamilto romano Alchemikas herojus, rašytojas išgyvena gilią tikėjimo krizę. Siekdamas dvasinio augimo ir atsinaujinimo, jis nusprendžia iš naujo pradėti keliauti, eksperimentuoti, atkurti ryšį su jį supančia aplinka ir žmonėmis. Paulo leidžiasi į kelionę po Afriką, o vėliau į Europą ir Aziją Transsibiro geležinkeliu. Kelionėje atgimsta jo energija ir aistra. Būtent tada jis sutinka Hilalę, jauną talentingą smuikininkę, kurią jis mylėjo jau prieš 500 metų ir kurią baimės vedinas išdavė, tai pasmerkdamas save šiame gyvenime nerasti tikrosios laimės. Kartu su Hilale jie pradeda mistinę kelionę laiku ir erdve, pasirinkdami kelią, kuris moko mylėti, atleisti ir išdrįsti nugalėti neišvengiamus gyvenimo iššūkius. Romanas Alefas yra nuostabi ir įkvepianti istorija, skaitytojus įtraukianti į kelionę ir kviečianti kiekvieną iš mūsų pergalvoti asmeninės kelionės prasmę. Ar tikrai esame ten, kur norime būti, ar tikrai darome tai, ką norime daryti. Romaną iš portugalų kalbos vertė Laura Tupė, išleido leidykla Vaga. Na ir paskutinioji šį vakarą pristatoma knyga turėtų sudominti Europos istorijos mėgėjus. Tai lenkų autoriaus Jeržo Stelčiko knyga Užmirštos Europos tautos. Poznanės universiteto profesorius, pripažintas ankstyvųjų viduramžių specialistas, knygą skyrė jau išnykusių Europos tautų istorijai, kuri svarbi tyrinėjančių laikinių tautų etnogenezę. Knygoje chronologiškai išdėstoma 8 tautų, tai yra venetų, svebų, piktų, vislėnų, jotvingių ir kitų tautų istorija. Šios tautos kadaise Europos istorijoje atliko tam tikrą atminties vertą vaidmenį, nors jau seniai išnyko iš žemėlapių ir iš europiečių atminties. Šios 8 tautos tai tik menka dalis to, ką galėtume vadinti etninę Europos istoriją. Taigi, šią knygą rekomenduoju norintiems daugiau sužinoti apie primirštas Europos tautas, o besidomintys senąją baltų kultūrą galbūt atras kažką naujo skaitydami skyrelį apie jotvingius. Knygą Užmirštos Europos tautos iš lenkų kalbos vertė Vytautas Dekšnys, išleido leidykla Mintis. Štai ir visos šio vakaro knygų naujienos. O dabar metas konkursui. Teisingai klausimą atsakę žiūrovas bus apdovanotas Nilo Geimano romanu Anansio vaikai. Konkurso klausimas skamba taip. Koks svarbus istorijos laikotarpis yra aprašomas Josepho O'Connoro romane Atpirkimo krioklys? Teisingų atsakymų laukiame telefonu 58081. Skambinti galite dar 20 minučių po laidos. Na, o aš jums linkiu gero vakaro su knyga ir atsisveikinu iki kito susitikimo. Likite su Druskininkų regiono televizija.